Sveiki visiems, kągi, puikus, nuostabus rudeniškas oras, saulėtas. Ir aš, Gintas iš Rožių rojaus, norėčiau jums atsakyti į jums užduotą klausimą, būtent kokias rožes geriau sodinti rudenį ar vazonuose, ar plikomis šaknimis. Be abejo, galiu pasakyti, kad rožes būtent vazonuose yra geriau sodinti, nes jų šaknų sistema per vegetacijos laikotarpį pakankamai gerai susiformavusi. Ir aišku, tokios rožės rudenį pasodintos, jos dar spės prisitaikyti prie pasodintų dirvožemių ir be abejo puikiai peržymos, reikėtų pamulčiuoti ir be abejo jūs jau anksti gausite būtent kitą pavasarį gražius, nuostabius žiedus. Kas liečia plikomis šaknimis, galiu pasakyti, kad dar ir jos nėra kasamos iš grunto, nes vegetacija tikrai dar nėra pasibaigusi, bet jos netrukus bus iškastos apie rugsėjo pabaigą, spalio pradžią ir tokias rožes jau reikėtų sodinti užkart, nes tikrai mes nežinome, kada ateis žiema ir kiek laiko mes galėsime jas sodinti. Bet tokios rožės tikrai pavasarį jos suvegetuos vėliau, nes būtent reikia joms išauginti papildomas šakneles, nes jos būtent iškasant visa ta smulkioji šaknų sistema yra nutraukiama ir be abejo jos tikrai prasčiau žydės negu pasodintos vazonuose. Taigi tiek apie rožių sodinimą rudenį. Kągi, dar norėčiau priminti, kad rožes augintas vazonuose galite įsigyti pas mus ir pas mus yra pakankamai nemažas asortimentas ir aišku, tokias rožės pasodinę jūs kitais metais tikrai gausite puikius, nuostabius žiedus. Taigi tiek šiandien apie rožes. Iki!